Pirmiausia, tai turbūt norim revanšuotis ir, kaip sakyt, savo arenoje prieš savo fanus. Tikimės, kad fanai pilnai užpildys areną, kad padarysim dar vieną soldautą, kiek žinau, dar neišpirkti visi bilietai, dar liko. Taip kad tikiuosi, kad sureaguosim ir pasieksim revanšą. Savo sirgalių akivaizdoje atvažiuoja Svelis, kuris turėjo vėl kažkokius pasikeitimus trenerių štabe. Kaip minėjau prieš tai, dažniausiai komandos po tokių pasikeitimų kažkiek laiko dar žaidžia su geresniu emociniu faktorium. Ir turbūt tas pats ir mūsų laukia. Komanda pasikeitė, dar turbūt irgi ieško savo kelio, bet turi nemažai talento, ūgio. Taip kad visų pirma žiūrėsim į save, kaip išspausti maksimumą iš savęs ir pagerinti savo žaidimą ir iškovoti pergalę namuose. Treneri, kas pirmiausia pasikeitė Selšinime atvykus po Ceko? Kol kas turbūt labiau emocinis faktorius. Kiek žinau ir iš savo patirties, per savaitę nėra lengva kažko pakeisti. Kažkiek pasikeitė kad daugiau rungtyniauja jų aukštaūgis Folas. Jisai iš tokio antro, trečio aukštaūgio tapo pagrindiniu ir gana gerai sužaidė. Tai manau, kad reikia tikėtis kažko tokio panašaus. O kitos rotacijos išliko tokios pačios. Mums labai gerai pažįstamas Džodžio. Įdomu, kad rungtyniauja didžiąją dalį savo laiko ketvirtoje pozicijoje. Kažkiek rungtyniauja ir penktoje, taip kad įdomus ir toks taktinis ėjimas, taip kad turi nemažai veteranų, nemažai fiziškumo. Toks, sakyčiau, Peris Ly yra vienas iš komandos variklių, kuriam taip pat reikia skirti nemažą dėmesį, taip kad tai tokie ir pasikeitimai. Jeigu dar pačiam Asvel žaidime nelabai ir matosi, ką pats Ceko naujo įdėkė, bet iš jo braižo Italijos rinktinėje, kuo jisai išsiskiria tas treneris į savo taktikos schemose daugiau? Nes apie emocinę visi žinome. Daugiau laisvės, daug žaidimų, daug tritaškių, improvizacijos, nemažai puolimo situacijų. Manau, kad labiau puolimas negu gynyba. Bet turbūt iš jūsų pusės nėra lengva ruoštis varžovui, kuris pakeitė trenerį tik prieš savaitę. Visada būtų patogesnė situacija, kai viskas nusistovėjo. Be abejo, vis tiek skautai atlieka savo darbą ir kažkiek tai modeliuoja rungtynių situacijas. Ir ne pirmą kartą šiame sezone tenka žaisti prieš komandą, kuri ką tik pakeitė trenerį. Taip, kad išlieka klausimas, ar ruoštis senoms schemoms, ar geriau ruoštis ir to trenerių braižui ir žiūrėti, ką tas treneris mėgsta. Taip kad turim klaustukų, bet ruošiamės ir bandom nuspėti ėjimus. Ar jūsų pačią nestebino toks prastas Asvelio startas, vienintelė komanda dar nelaimėjus, nors pasižiūrėjus į sudėtį atrodo solidus veteranai: Nando De Colo, Lavernas, Falas, Perisas Ly, Skotas ir kiti? Be abejo, kažkiek tikėjomės geresnio starto, ypatingai Prancūzijos čempionate. Taip kad, bet reikia būti toje komandoje viduje, kad daugiau pasakyčiau, bet turbūt rezultatais jie nėra patenkinti, jeigu daro pasikeitimus. Rezultatyviausias vis dar pagrindinis komandos žmogus Nando De Colo. Kuo yra išskirtinis šis 36 metų veteranas? Gerai skaito žaidimą, yra patyręs, visi žino, kad yra skoreris, pelno taškus ir sukuria komandas, sukuria situacijas kitiems žaidėjams. Geras pick and rollo žaidėjas ir matosi, kad daug kas yra pastatyta ant jo, ant Laverno, ant Peris Ly pečių ir taip kad elitinis Eurolygos žaidėjas, dabar jau veteranas, bet vis tiek dar rodo savo lygį. Pamačius panevėžiečiais, sakėt, kad kitą savaitę privalote gerinti žaidimą. Kuriuos aspektus labiausiai reikia gerinti prieš šią savaitę mačius su Asveliu ir Rytu? Labiausiai, kaip sakant, neramina tie dalykai, kurių vis nepavyksta pagerinti. Tai kovo dėl atšokusių kamuolių, tiek savo pusėje, tiek
mes nesam tokie aktyvūs, jeigu pernai po pirmų rungtynių buvom vieni pirmaujančių Eurolygoje, tai šiemet buvom beros paskutiniai vietoj, dabar neseniai. Labai įdomus pasikeitimas, atrodo, tų pasikeitimų darėm nedaug, bet toks žymus skirtumas. Tai tokie bangavimai, kuriuos, aišku, geriausiai galim sureguliuoti savo gynybą. Nevienodai žaidžiam rungtynės, taip kad yra dalykų dar, kurių gerinti ir tais, kuriais dirbame. Įprasta tendencija, kad visos tos prancūzų komandos pasižymi greitų puolimų, fiziškų žaidimų, tačiau Rasvel šiemet yra tokia, vis dėlto komanda yra perpildyta veteranais, ar tai daugiau brandesnį žaidimą žaidžianti ekipa? Na, tikėtina, kad vis tiek prisijungus dar ir trenerių Paseko, tas žaidimas dar greities. Taip kad nors ir veteranai, bet bėga nemažai ir greita komanda. Apie Džafrilo Verno žaidimą 4 pozicijoje pasikeitė jo paties žaidimo stilius kažkiek, ar čia tiesiog treneriai jūsų nuomonė išbando? Jis ir Partizane berods buvo žaidęs 4 numeriu. Galiu pasakyti, kad jam neblogai sekasi, ypatingai puolime. Jisai pelna nemažai taškų, gerai pataiko 3 taškius. Kai turi persvarą, žaidžia nugarą po krepšiu. Taip kad turi ir Maikas Kotą, kuris galėtų žaisti daugiau, turi ir turbūt Kahudį, kuris galėtų užimti tą poziciją, bet matosi, kad nuo sezono pradžios davė Džodžio tą vaidmenį ir jisai neblogai vaidina.